Na kągi, sveiki visi, su jumis kanalas Mums Kimba, didelis vėjas, vėl atvykom gaudyti šamų, vėl toj pačiai vietoje esam, susimetė meškerės, kol kas ant baltos žuvies, jau pagavau vieną kuoją va tokią, tokio dydžio, pjaustysim ir dėsim ant kablio šamui, dabar laukiam kol sutems. Nu ką, turim vėl kibimą, nenufilmavau, prieš tai pagavau lyną, įdedu vieną klipuką dabar. Čia tai lynas. Bum! Pirmas žuvis yra bonusą šamą begaudant lynas. O kažkas iššoko. Gražus lynas, kilogramas 400 gramų. Nerekordinis mano, bet jau arti buvo. Dabar vėl kibimukas buvo. Gražiai kėlė. Ir paliko dabar. Kol kas dar šaminių meškerių nesusimetam, dabar yra kiek tų valandų. Nu va, dabar jau beveik 9. Laukiam, dar kol kas bandom kažką pagauti iš baltos žuvies. Ir bandysim mesti šaminės jau už kokią pusvalanduką. Na va, susimetėm jau ant šamų. 2 mano meškerės čia, vienas feederis, feederį paliksiu, ten kur lyną pagavau vis dar šeriu tą tašką. Dar vieną meškerę tenai ant šamų užmečiau. Na ir čia draugo meškerė sumestos irgi. Tai bandysim kažką pagauti dabar, kol saulė nenusileido, dar kibimo nelabai tikimės. Nusileis, tada jau lauksim. Nu ką, ant vakaro dar kažką kaliu ant feederio. Į žolės ėjo, bet paimsim gal. Ką čia turim? Lyns! Nu, mažiuką linuką šovėm. Pakirtau, jaučiau, kad kažkas didesnio užkuoja, bet nedidelio. Nu va, paimsim. Turim. Nu va, linuką antrą šoviau. Nu ką, varom paleist. Bėk linuk. Nu ką, einam dar užsimesim. Nu ką, vėl kažką gero įvariau, vėl ant feederio ir iš žolės lindo. Bet dar turiu. Išėjo man rodos. Jo, tik nežinau, ar bėra žuvis. Yra. Kus čia? Kol kas nematau. Lyns. Nu va, sutemus, ant šaminių sistemų nieko. Čia lyną turim dar vieną. Nešam viršų, nusifotkinsim, paleisim. Nu ką, einam fotosesiją daryti. Nes graibštą. Turiu kažką žmonės ant šaminės meškerės. Kol kas nežinau kas, galimai ungurys, nes nu tipo nėra baisiai didelė. Gal vėgelė kokia? Arba mažas šams. Kažkas parein. Šams jaučiu. Aha. Šamių? Vėgelė. Ungurys. Nesuprantu. Šams man. Kažką turi. Šamuks. Šamuks. Uik, tu. Net nebuvo kibimo. Seniai aš tau nek nesuprotą, atėjau permestą, ne? Atkabinu bežionėlę, pradedu suk daužos kažkas. Eikit. Da mažesnė šams negu patį pirmą, kur buvau pagavęs. Bet šamas, pirmas šamas šiandien. Dėkui. Antrošinės meškerės pano taip supyksdavo. Aš sakiau, kad ant šitos meškerės pagausiu šamą. Sakė, nebandyt žvejot ant jos. O rinta, tikiuosi nepyksti, myliu tave. Pagavom šamuką. Toksai va, nedidelis kaip ir praeitą kartą, bet antras gyvenime šamas mano. Ir einam paleist gražuolį. Pasidarėm keletą nuotraukų gražiai. Einam buožgalvį paleisam ir tikėsimės, kad užkibs
tėvas jo, arba motina, arba seneliai dar geriau būtų. Nesvėriau, mažesnis negu praeitą kartą, manau, apie pusę kilogramo toksai. Gražiai nuplaukė. Einam, užsimėsim vėl, lauksim. Nu ką, vėl kažką ant feederį įvariau ir vėl į žolės lenda. Išėję. Jaučiu bebras. Kas čia? Kas čia? Lins. Karosas. Ir tas... Karosą turiu gerą. Karosas, man atrodo. Jo, karosas. Jo, auksinis karosas. Bet koks riestas. Gražus. Nu ką, nešam virš. Eikit savo, auksinį karosą, neatsimenu, ką paskutinį kartą tokį gražų buvau pagavęs. Pažiūrėkit. Ant feederiuko vėl įvariau. Buvo keletas kibimų. Tada galvoju, reik permest po tų kibimų. Traukiu vyrą. Ne, jau atsikabino, kas čia buvo? Ai va, įda įries bus, ne? Ne, šits gerai, gavo, o. Nu ką, pasidarom nuotraukėlių, paleisim, eina, sako, koks gražus. Nu ką, pusę kilogramo toks, gal 600 gramų. Karosą paleidžiam. Plaukia, o. Nebežino, kur plaukt, o. Nuplaukia. Nu ką, po 3 turiu dar vieną kibimą, bet vėl ant feederio jamą. Truputį atleidinėja. Nežinau, paėmė, nepaėmė. Jamą vėl. Turiu kažką ant feederio. Nežinau. O gal ir nebeturiu. Ne, nebeturiu. Turim dar vieną kibimą ant feederio. Kelia. Turiu dar vieną žuvį. Vienas likau. Draugelis išvarė jau. Nes nieko nepagavo. Dabar turėsiu vien su žuvim tvarkytis. Vienam su žuvim tvarkytis ant molo labai sudėtinga. Bet bandysim. Pasiėmiau graibštą. Einam prie vandens, turėtų būti lynas. Žiūrėsim. Kas čia tokio? Nemažo. Karšis. Turiu. Pagavom karšį. O dar prieš tai kažkas kabliuką nulaužė. Irgi baisus kibimas buvo, rovė, vos meškerės visos neįtempė. Pakirtau, biškį palaikiau, lūžo kablys. Monstrai. Geriausia žvyba realiai naktinė, kokią esu turėjęs gyvenime jaučiu. Toksai vat karšis. Eina, savo jūs juokaujat. Nu ką, paleidžiam karšioką. Gražuolis. Opa. Eina, savo kaip taškas. Nuplaukė. Biškį šoką gavo. Žodžiu, išsikrovė kamerą, tačiau daugiau po to karščio nieką nebepavyko pagaut. Dar turėjau kelis kibimus, bet nebepakirtau nieko. Tai jo, su jumis buvo kanalas Mums Kimba. Prenumeruokit mano kanalą. Na ir sekantis video greitų metų. Iki.